Yra automobilių, kurie tik užpildo asortimentą ir yra tokių, kuriuos galima drąsiai vadinti gamintojo vizitinė kortele. Tai savotiški prekinio ženklo fakelo nešėjai, pirmūnai, į kuriuos gamintojas sudeda daugiausiai vilčių ir rūpesčio. Ši našta Jeep šeimoje atiteko Grand Cherokee brangiausiam ir praktiškiausiam gamintojo modeliui. Taigi pasižiūrėkime, ar šis modelis yra vertas Jeep šūkio "Daryk bet ką". Šiandien vartosiu daug žodžio naujas, nes tai yra naujausias 5 kartos Grand Cherokee modelis, kuris yra naujausio dizaino, varomas naujų varikliu ir aprūpintas naujausiamis technologijomis. Žvelgiant į šį modelį, galima matyti ankstesnių modelių kėbulo linijas, tačiau jeigu ankstesni modeliai turėjo daugiau blankumo ir lygumo, pažvelgus į šį automobilį darosi aišku, kad tai yra Jeep. Tad vairuodami šį modelį tikrai neliksite nepastebėti. Nors dizainas modernus, žinoma, Jeep laikosi tradicijų. 7 dėlių grotelės, siauri žibintai, chromuotos detalės ir ilgas kapotas. Juodas stogas suteikia žaismo, o ant jo matome laikiklius stogo bagažiniai, kad kelionės būtų dar praktiškesnės. Pažvelgus iš šono matosi, kad tai didelis automobilis, net 4,9 metrų ilgio. Ratlankiai gali būti 20 arba 21 colio. Čia matome didesnius, kurie, tiesą sakant, irgi negadina vaizdo. Pažvelgus į arkas, galima matyti, kad tai yra visureigis, kuris gali drąsiai bristi per 61 cm vandens brastas. Iš galo automobilio dizainas švarus ir neapkrautas nereikalingomis detalėmis. Jeep užrašas, siauri galiniai žibintai ir tiek priekyje, tiek gale esančios apatinės apdailos apsauginiai funkcijai. Galbūt kiek glumina šis užrašas 4XE. Tačiau tai nėra jokia matematinė užduotis, tai tiesiog užuomina į variklį. E reiškia, kad tai yra elektrinis variklis, taigi Jeep Grand Cherokee yra įkraunamas hibridas. Nors kapotas didelis, po juo slepiasi 2 litrų turbobenzininis variklis su baterija. Bendra variklių galia yra 280 kW arba 375 arklio galios. Vien elektra šis 2,5 tonos debesėlis gali nuvažiuoti apie 45 km. Grand Cherokee mėgsta palikti ir siurprizų. Ant lango matome iliustruotas visas 5 kartas. Tad darosi aišku, kad gamintojas vertina savo istoriją ir palikimą. Tad eikime į vidų ir pasižiūrėkime, ar ten yra palikta dar daugiau staigmenų. Iš pirmo žvilgsnio čia susipina retro ir moderno stiliai. Ąžuolo ir skysto chromo detalės, net 3 ekranai ir mygtukų jūra. Na, vien jau sėdynės kiek jų turi. Tačiau nėra ko stebėtis, kai galima valdyti net 12 sėdėjimo parinkčių. Tad malonę sėdėjimo poziciją ras kiekvienas. O ilgesnėms kelionėms priekinės sėdynės taip pat turi masažo funkciją, gali būti šildomos ir ventiliuojamos. Štai keleivio ekrane galime valdyti navigaciją, muziką, žiūrėti filmus ir stebėti vaizdą pro bekelį skirtą kamerą. Kitas melomanams svarbus elementas yra 19 garsiakalbių garso sistema, kuri pavers Grand Cherokee tarsi maža koncertų sale. Centre esantis ekranas yra aukso viduriukas, nei per mažas, nei užimantis pusę automobilio. Jis yra 10,1 colio ir jame yra labai plačiai konfigūruojami medijos, komforto ir klimato nustatymai. Jeep pasiekė teisingą fizinių mygtukų ir ekrano valdymo santykį. Fiziniais mygtukais galime valdyti klimato kontrolę ir visureigio važiavimo režimus, o ekrane valdome papildomą informaciją ir gilesnius nustatymus. Ekranas veikia išties greitai. Vairuotojui yra skirti 2 ekranai. Vienas iš jų pagrindinis yra virš 10 colių, o papildomas projekcinis ant stiklo. Abu ekranai suteikia vairuotojui daug papildomos informacijos.
tokių kaip padangų slėgis, skysčių ir tepalų temperatūra ir automobilio pasvirimo kampas bekelėje. Dėtuvių čia apstu. Žinoma, plačios dėtuvės durise, taip pat vieta telefonui pasikrauti ir daugelis skirtingų jungčių, dvi vietos puodeliams laikyti ir centrinė dėtuvė su 2 skyriais. Be abejonių, daiktadėžė. Gale erdve galės džiaugtis tiek vaikai, tiek suaugusieji. Galinės sėdynės gali būti ventiliuojamos, šildomos, o taip pat atlenkiamos ilgesnėms kelionėms. Galiniai stiklai yra dideli, tad matomumas geras, taip pat yra papildomos užuolaidėlės. Natūralios šviesos suteikia 2 dalių panoraminis stoglangis, apačioje galima valdyti klimato kontrolę ir taip pat yra 3 skirtingos jungtis. O patogumui porankis ir ISOFIX jungtis. 1066 litrų bagažinė yra erdvi ir talpi, o nulenkus galinės sėdynės atsiveria 2004 litrų erdvė. Sunkesniems kroviniams rasite papildomus tvirtinimus ir 12 voltų jungtį. Taip pat galinės sėdynės atsilenkia nesudarydamos stataus kampo, o apačioje rasite tai, ko dažnai jau nebesutiksime, tačiau visureigiui yra būtina. Atsarginis pilno dydžio ratas. Apačioje rasite ir kablį, kurio pagalba galėsite tempti 2,7 tonų priekabą. O tam, kad kelionės su priekaba būtų saugios, šis automobilis taip pat turi priekabos vingiavimo slopinimo funkciją. Ir dar viena smagi detalė – originalaus džipo iliustracija. Ankstesni Grand Cherokee modeliai leido patogiai važiuoti bet kokiu keliu. Tad leiskime į kelią ir pasižiūrėkime, ar naujoji karta išlieka tokia pati. Jeigu svarstote, kam visureigiui yra reikalingas elektrinis variklis, tai reikia šį automobilį išbandyti bekelėje, kur važiavimas tik elektra yra malonus dėl tylos palaikymo ir momentinio sukimo momento. Pravažumą gerina ir galinis riboto praslydimo diferencialas, pagalba pajudant į įkalnę ir greičio palaikymas važiuojant nuokalne. Tokiu būdu važiavimas bekelėje yra saugus ir užtikrintas. Dauguma įkraunamų hibridų turi tik tai vieną variklį, tačiau Jeep laikosi tradicijų. Čia galia paduodama į visus 4 ratus 2 elektrinių variklių pagalba. Nors automobilis tikrai nėra iš lengvųjų, 100 km/h automobilis pasiekia per pagirtinas 6,3 sekundės. Jeigu baterija pilnai įkrauta, galima tikėtis 3 litrų 100 km kuro sąnaudų. Šis automobilis yra aprūpintas orine pakaba, tad tai suteikia važiavimui plaukimo pojūtį ir patogumą bekelėje, nes prošvaisa pakyla iki 27 cm. Žinoma, šis automobilis yra platus, tad kartais valdymas gali būti sudėtingas kelyje, tačiau tam yra parkavimosi davikliai ir kameros. Pavyzdžiui, galinio matymo veidrodėlis tampa kamera. Taip pat yra įmontuota speciali bekeliai skirta kamera, kurios pagalba galėsite matyti kelyje esančias kliūtis. Garso izoliacija čia yra gera, o ją papildo aktyvi triukšmo kontrolės sistema. Kadangi tai yra Grand Cherokee, tikrai norėsis nusukti nuo kelio ir išbandyti skirtingoms dangoms pritaikytas skirtingus važiavimo režimus. Matomumas yra geras ir jaučiasi, kad kelionės šiuo automobiliu yra itin saugios. Iš karto pasidaro ramiau, kai peržvelgi, kiek šiame automobilyje yra saugumo sistemų. Visada yra gerai turėti papildomas akis, kurios praneš apie priekyje arba gale esančias kliūtis. O naktinio vaizdo kamera padės pastebėti kelyje esančius žmones arba gyvūnus. Kai visas pasaulis rodos tik ir gamina skirtingų dydžių visureigius, būti išskirtiniu yra sudėtinga. Nors Grand Cherokee nėra lyderis konkrečiame segmente, tačiau jis pelno aukštus balus įvairiose srityse. Šis Jeep šeimos narys akį traukiantis, žavingas, erdvus ir praktiškas bei gausios standartinės komplektacijos automobilis.
Su juo visos kelionės bus tarsi maži nuotykiai. Tai reikia būti drąsiems ir išsukti iš kelio į bekelę, kad patirtumėt didžiausius Grand Cherokee privalumus.